Sveiki, mėlyjeji overdriveriai. Čia toks labai keistas rytas. Mes filmuojam ryte ir turim keisčiausią svečią per paskutinį pusmetį kokį nors. Ne tai, kad daug svečių turėjom, bet Dina, labas, sugrįžusi į overdrive. Labą dieną, labas rytas, labas vakaras. Kaip čia klausysi, taip nepagadinsiu, žodžiu, pasisveikindama. Labai smagu grįžti, bet, kaip sakiau, prieš eterį dar jaučiu, kad balsui reikia dar prasidainuoti, šiek tiek prasigazuoti reikia. Bet pasakyti daug, ką turi, man atrodo, tai greitai išsigazuosi. Ir man atrodo, ilgai nekalbėjus turėtum būti, tai dabar jau liesis ir rantas, ir visa kita turėtų lengvai lietis. Žinai, esu ilgai nekalbėjusi su tais žmonėm, kurie man gali atsakyti tokią pačią kalbą, žinai, ne paukščiai ir ne kažkokia kitokia kalba. Jo, rantas tai tikrai gali pasilieti, nes aš persikrauščiau, tai dabar gyvenu truputį už miesto, tai man kas kartą atvažiavus iki Vilniaus, kai yra daug to eismo, tai visą laiką yra toksai pabyra viskas. Portugalai čia važinėja visą. Kai nežinau, ne Portugalai, aš tiesiog važiuodama galvojau, žinai, vat, anksčiau būdavo ta diagnozė BMW, ne? Nu, pamatai BMW ir žinai, kad ta. Dabar man yra su Toyotom ir su Volvo lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, šiandien ryte išvažiuodama, aš suravau ant Volvo, kuris važiuoja, nu tikrai, kelias yra puikus, asfaltas naujas ir visą kitą 36 ir čia rodė spidometras, tai reiškia dar mažiau ir aš jau nebežinau net kaip ir pravažiuoti, nu, va, net rankos visos ten makaluojasi ir tu galvoji, važiuok, prašau, ties posūkius sport režimą, kad gazas į labiau reaguotų, žodžiu, įsijungia, apvažiavau ir tada, ir galvoju, nu dabar Volvo diagnozė, Toyota diagnozė, BMW diagnozė, kas dar? Kas yra saugu rinktis? Bet žinai, tu pasakoji ir aš dabar prisimenu, aš visai neseniai vieną dieną vežiausi dukrą į darbą. Ir jinai sėdi priekį, mano ravė, jinai ten priekį sėdi, jai patinka, gerai matosi, žinai. Ir mes sustojom prie katedros, yra tokia, kur visi studentai eina į Vilniaus universitetą. Tokia perėja, kur realiai ryte piko metu, tu ten gali stovėti valandą laiko, žinai, nes eina žmonės. Vienas nuo kito per 10 metrų ir visą laiką. Už Kempinskio taip nusukus, ar ne? Ir supranti, eina toks lepšis, toks nukabinės nosi, kažkur nesuprasi, kas ten, nu toks režisierius lepšis, žinai. Ir supranti, aš sustojau praleisti, laukiu ir mano dukra, nu? Toks, tai tu tipo, ei greičiau, žinai. Žinok, tie žmonės mokosi greitai ir mokosi nebūtinai visko, kas yra teisinga. Mano pavyzdys yra blogesnis, bet aš suprantu, kad mano mėgiamiausias žodis mašinoje yra asilė, todėl kad mano vaikas, tas, kuris jau kalba, sako, važiuok asilę. Ir aš galvoju, Dieve, 100% čia iš manęs yra. Tai gerai, kad tik asilė. Bet aš tada sakau, bet tai palauk, tai asilas neblogas gyvūnas, o gal čia ožka važiuoja. Ir mes mokome savo. Tai žodžiu, tu bandai padidinti jo žodyną, kad pritaikytų target grupai tikslingai. Svarbiausia, kad vadintų gyvūniukais. Gyvūniukais. Važiuok, katytė. Mažybinės. Geras. Gerai, judam į 37 mūsų overdrive epizodą ir man atrodo, kad tai pačiai pradžiai pasimkim tą tokią sunkę temą, dėl kurios čia dabar visiems labai skauda. Tai yra klasikinių automobilių amžiaus cenzo didinimas. Sakykime, daugumai skauda, ar ne? Nors iš tikrųjų, tai aš galvoju, žinai, kaip man atrodo, kad šitų dienų kontekste tas klausimas yra labai aktualus mūsų burbului. Bet jeigu tu pasimtum visą Lietuvą, tą 1,2 milijono vairuotojų, tai ten būtų tokiai mažai daliai aktualu. Nes apie ką mes čia kalbam? Nu, niekam neaktualu, bet man atrodo, kad čia normalu, kad niekam kitiem neaktualu, nes čia liečia tik tais taip, liečia tą burbulą. Bet įveskime, apie ką mes čia kalbam. Tai šią savaitę, aną savaitę, žodžiu, prieš kurį laiką Seimo narių grupė, kurio yra ir Antanas Nedzinskas, kurį visa liaudis geriau žino kaip tokių visokiausių dainuškų atlikėja, ir jis yra išrinktas į Seimą, pasiūlė įstatymo projektą, kuriuo siūlo istorinių automobilių amžių padidinti. Tai reiškia, kad istorinė transporto priemonė galės tapti 40 metų arba senesnė transporto priemonė, tai yra nuo 85. Jeigu šiemet. Ir turi būti, ir panaikins tą ribojimą, kad jau 14 metų turi būti nebegaminama. Ar kažkas tokio. Ten yra dar tokia sąlyga. Jo, yra tokia sąlyga. Niva jau gali tapti klasikiniu automobiliu. Nes jinai gaminama, dabar negali. Taip. Tai va, tai yra toksai pasiūlymas. Dar paminėkim, kad dabar tas cenzas yra 30 metų. Taip, dabar yra 30 metų ir toks yra FIVOS, man atrodo, istorinių automobilių tarptautinės tos organizacijos, kuri vienyje visas ir tarsi nurodo. Europinio reikalo. Taip, nurodo gairias, kaip turėtų būti sprendžiami tokie dalykai, kaip turėtų automobiliai vertinami ir ten iš tikrųjų tie,
kurie nori, pavyzdžiui, vertinti istorinės transporto priemonės, turi kur pasistažuoti, pasimokyti ir panašiai. Žodžiu, jie yra toks termometras, kaip turėtų būti vertinama visa šita. Ir, žodžiu, Lietuvoje nuspręsta tą amžiaus cenzą didinti, motyvuojant tuo, kad taigi dabar Lietuvoje labai daug yra 95 metų gamybos transporto priemonių, kurios šiemet jau galėtų tapti istoriniam, bet pas mus pilnas gatvės, visi kasdien vairuoja, naudoja ir kaip čia dabar taps jos istoriniam transporto priemonėm. Nu, blemba, nei vienos 95 nemačiau šiandien Per važiuoti. lengvas tavo buvo, vietoj blemba čia galėjai ir kitą dieną. Galėjau, asilė. Panašus. Panašus. Bet, žinai, turi tokią emocinę konotaciją. Iš tikrųjų, tai aš nesuprantu šito reikalo, nes aš mėginau dar, tu geriau su domenų visais reikalais dirbi ir regitros gal domenų bazę pažįsti. Norėjau išsitraukti šį rytą, pasižiūrėti, kiek yra tų 95 metų registracijos automobilių, pavyzdžiui, šviežiai registruotų pas mus atvežtų. Nesipildo. Ar kažko. Ne, nebesipildo. Bet čia yra, Čia visiškai tai nišiniai target grupiai ir skirtas tas laukas visas. Ir man atrodo, kad aš neturiu skaičių, kiek tų automobilių yra. Aš turiu tokią, kaip čia, tokį pasvarstymą, kodėl tai galėjo būti inicijuota. Tai vad, kaip turi sakai, kad ne va tai staigiai dabar visos Alhambros ir Šaraniukai taps istoriniais. Ne, taip nebus. Dėl to, kad tam, kad tas automobilis taptų istorinis, jis turi būti tvarkingas, period correct, nesudarkytas, neišdarkytas ir taip toliau. Ir, žinai, netgi jeigu ir Šaranas ten 2.8 ar 6 4Motionas kada nors taps klasikinis ir jis bus tvarkingas ir geras ir gražus. Aš nematau čia problemų. Mes su Vitoldu Milium kalbėjom telefonu gal kokį pusvalandį ar 20 minučių ir sakėm, kad čia tikrai nebūtų problema. Ir aš Tai taip pagalvoju. aš nesuprantu, kieno interesas slypi už viso šito pakeitimo. Ar yra viešai išreikšta kažkokia pozicija, dėl ko tas įstatymas pasiūlytas? Šiaip tas įstatymas ir pasiūlytas, būtent motyvuojant tą Eismo saugumu. eismo dengiantis. saugumu ir tuo, kad dabar yra šiais metais 95 metų gamybos transporto priemonės galės jau pretenduoti į istorinį statusą ir esą jų yra labai daug, o istorinės transporto priemonės statusą turintis automobilis jisgi turi palengvintas sąlygas. Yra paprastesnė techninė apžiūra, ilgesni tarpai tarp techninio apžiūrų, mažesni reikalavimai įvairiems saugumams ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad, jeigu tu ten kažkur Balbieriškio gilumoje, su meilė Balbieriškiui, vairuoji ten tą Šaraną ar kažką, kas yra 95, 94, 96 metų gamybos, ar tu vargsi darydamas į istorinį, nevargsi, nepraeisi. Nes procesas tai pakankamai sudėtingas yra gauti tą istorinį statusą. Ten turbūt, žinai, jau toj biurokratijoje gal užstriktų ten dideliai ir visi kiti, kurie atrastų tą tokią, žinai. Reikia nepamiršti, kad dabar istorinio skylę. statusą, jeigu aš neklystu, jau nebegali tikrinti, išduoti pažymos, kad automobilis yra istorinis, tie visi klubai, kas buvo anksčiau padaryta. Dabar tą daro techninio apžiūrų stotis. Tai ar tikrai ten kas nors norės garantuoti, kad 95 Šaranas yra tikrai istorinis ir vertas to statuso? Tai Nemanau, nes yra lengviau neleisti negu leisti. Ir kai mes kalbame apie istorinius automobilius, kurių mes kiek turime 2,5 tūkstančio išduota valstybinių transporto priemonių šitų numerių istorinių, tai čia per tą laiką, kai yra apskritai atsiradęs tas statusas, kai panaikinta antikvarinio automobilio riba ten 5 metų iki 3 metų, 2,5 tūkstančio, tai mes čia kalbam apie kažkokią nesąmonę. Ir aš manau, kad už viso šito buvo įvardinta viena asociacija, kuri inicijavo ir mes matėme. Retromobilas. Jo, ir mes patys matėm postus, kad buvo pristatyta idėja, kam buvo įdomu, tas atvažiavo, susipažino. Labą dieną. Šūdų šneka. Ta prasme, aš Facebook'e pas save pasiskelbiu, kad, žinokit, darau pas save namie sueigą, Zoom'u prisijunkit, mes papasakosim, kas čia kaip, pat iki Seimui prastumi kažkokį tai reikalą. Ir kas man pikčiausia, kad jeigu tam bus pritarta, tai nuo šių metų balandžio 1 jau įsigalioja. Viskas, nėra laiko. Dabar yra kovas. 3 savaitės liko. Reikia daryti kažkokį išstojimą, ne? Čia dabar Nes šiaip man keista, žinai, kai pagalvoji, va dabar patys jauniausi automobiliai yra maždaug 95 metų, kurie galėtų tapti istoriniais, ne? Mano Mersas yra 92 metų ir jų Lietuvoje yra, aš nežinau, gal 8 vienetai ir jis tikrai yra special visame tame automobilizmo kontekste, nes ten yra ir Porsche kažkoks indėlis, žinai, ir tas motoras ir visa kita. Tai yra įdomi mašina, jinai negali būti dabar istorinė. Nėra taip, kad man čia trūktų, plyštų širdis, kad aš tą mašiną noriu istorinę paversti. Ne, bet yra žmonių, kurie nori ir tos ypatingi modeliai, jie bus tokie,
vėl reiks juos auginti, žinai, kiti galbūt planuojasi, ruošia, augina, nusiperka kažką ir laukia, kada su jais, kad tik galėtų, kad tik išvažiuotų su tais rudais numeriais, nes tai yra, neberudėja. Neberudėvi, tai balti. Bet kad tai būtų, kažkoks Statusas, fainas pasiekimas, žinai, jo. Ir tada, kaip sakyk jūs, aš tada pavyzdžiui. Trumpai, paminėjai savo Mersą ir Vitoldas, su kuriuo kalbėjai, Facebook'e savo parašė sąrašą automobilių, kurie nebegalėtų dabar tapti istoriniais. Taip. Tai čia pradedant nuo Ferrari F40 ir kitų kosminių dalykų, tai antros kartos Golfas GTI, Peugeot 205 GTI, Renault Clio Williams, E34 BMW, Mazda pirmoji Miata, žodžiu, jie nebegali tapti Aš manau, istoriniais. jeigu labai trumpai, tai tik parodo, kad Retromobile asociacija nieko absoliučiai neišmano. Bet aš suprantu, ten vyksta labai daug kažkokių tai... Ten yra povandeninės srovės. Taip, jie turi interesų kažkokių Faktas tarpusavį. povandeninės rovės, jie tiesiog neišmano, jeigu jie savo vardu lenda į šitą visą Jie avantūrą. ne savo vardu lenda, jie lenda Antano Nedzinsko Nu, vardu. bet jie- Antanas yra ladų gerbėjas ir viskas to Bet pasakyta. čia jau nebepaslaptis, kad ten ir Taip, Retromobile taip, nosis įlindus. Bet man dar žinai, vat irgi tas ir ta argumentacija, 95 metų mašina, koks sveiko proto vairuotojas norės savo norų važiuoti, jeigu mes pasimam tą 95 metų Opel savininkų. Vectra pasimam. Ne, tarsi pasimk žmogų, kuris turi 95 metų Taip. mašiną, žinai, tai jeigu jinai nėra tas išlaikytas, išlaižytas modelis ir visoks koks, tai yra žmogus, kuris neturi pinigų, elementariais, neturi pasikeisti ir jis tikrai nesidarys savo ten. Tam, kad galėtų Vectros 5 metus su- neremontuoti. Taip, su kuria važiuoja per Absurdas. visas savo šunkelius, dobes, karvių mėšlą vežioja, šakės įsismeigęs, tikrai jisai nesidarys jos istorinės. Tai mes kalbam apie tokį triukšmą dėl Aš manau, jeigu kažko. kalbam apie saugumą keliuose, tai gal tada dar labiau pažiūrėkim, kaip praeinama techninė apžiūra tose stotise. Nes- Čia kontrolės klausimas. Taip. turi būti. Aš nesu tikras, bet aš net nebejoju, kad vis dar yra vietų, kur galima už palikus 50 eurų dokumentuose praeiti. Arba 100. Ar gal šimtą, nežinau, gal jo. šimtą, gal 105. Neteko nebe- tikrai, nebesmė. bet aš net nebejoju, kad yra. Tai gal čia saugumas, kuris liečia kitas visus, o ne. O kitas tuos. dalykas, tu gali tuos istorinius kontroliuoti kitais būdais. Pavyzdžiui, jeigu tu gauni istorinio automobilio statusą, žinau, kad man rodos Belgijoje, tu turi tam tikros spindulių gali važiuoti aplink savo regioną. Ten vos neleidimus išsiminėti. Taip, panašiai. vienadieniai leidimai, draudimai, tu turi galybę priemonių, kur tu gali sureguliuoti ir labai paprastai, nes tu turi regitros duomenų bazę, kur yra 2,5 tūkstančio automobilių turinčių Taip. tą statusą. Viskas. Tu eini apsidrausti ir tau sako, sorry, tau tokias ten draudimas brangesnis, arba, pavyzdžiui, tau draudimą galima įsimti tik tokiu periodu, arba tu ten turi, Iš anksto išsiimti, pažymėti, kada žinai, važiuosi. kaip pavyzdžiui, važiavimas į techninę apžiūrą, kai neturi techninės Taip. apžiūros, tu gali išsimti tą leidimą nuvykti tenai. Tai va, tai tokią formą tu naudoji. Taip, čia apsunkinimas bus, bet jeigu tu nori kažką riboti apsisaugodamas, tai daryk tokius dalykus. Žodžiu, reikia iniciatyvos kažkokios, man atrodo, Tai, reikia išstoti į... Aš Iš galvoju, reikia išvažiuotis. pagarsinti, nes Paulius Leikagi užkūrė Taip, peticiją. peticiją, tai aš nežinau, kiek ten dabar turim pasirašiusių, bet peticija iš savęs nieko nesako, ją reikia Ją reikia nunešti. viešinti. Bet ten nunešti panašiai į pasirašysiu yra dabar tiek, kiek yra ir Kiek? istorinių transporto priemonių, žodžiu, Nu va, savininkų. tai turbūt mes nekalbėtumėm, tai nebūtų dar toks didelis absurdas, jeigu visur kitur Europoje nebūtų 30 metų riba. Kodėl mes taiga, čia vat mes sugalvom 40 daryti. Tai žinai, kad mes sugalvom gynybai skirti, aš labai sveikinu, kad šičia, čia apie nieką. Galų galio, tegu gražina antikvarinį automobilio statusą nuo 5 metų ir senesnis, ir labai, turim ir istorinį, ir antikvarinį, Taip. let it be, jeigu tu nori važinėti, jeigu tau ten kažkokie mediniai ratai yra fetišas ar kažkas, tai tu turi visas sąlygas tam visam. Taip. Nežinau, kiek ten bus to malonumo su mediniais ratais. Kiekvieną rytą į darbą važiuoti. Mediniai ratai per Gedimino prospekto trinkeles tas visas. Aš įsivaizduoju, kad Antanas mielai važiuotų į Seimą šitaip. Man kažkaip, aš galvoju, jeigu jis čia sėdėtų, ar jis turėtų... Ne, jis čia argumentų? nesėdėtų. Nesėdėtų. Ne, nesėdėtų, nes taip išsigastų. Nors kas čia žino? Ne, face control nepraeitų. Labas. Labą dieną būtų. Studijos duris neatsidaryti. šitoje vietoje. Nepakankamai išmano, pasakysiu tiek. Taip, Man atrodo, ne? taip, šitoje vietoje. Tai Gerai. jo, bet kaip čia? Tai suma sumarum mes ką mes, aš taip, pavyzdžiui, prieš tokią Ne, nesąmonę. tai ir aš prieš tikiuosi, kad- absurdą. visi Taip. sveiko proto žmonės yra prieš ir čia... Reikia tikėtis, kad tai yra 140 sveiko proto žmonių arba iki 140, kurie pasakys ne tai visai pataisai ir nereikės mums tenai važiuoti. Renkame- Žinai, ką, Mes, reikia ieškoti mūsų šitą interesą suprantančio ir apginti galinčio žmogaus tarptų 140. Žinai ką,
surenkam tų, kurie turi įdomių automobilių nuo 85 iki 95 pagamintų ir su jais visais atvežam atspausdintą peticiją Antanui paduodam. Dideliu formatu. Dideliu formatu, Bet tokiu taip. Bet labai- Antanas, jisai, suprant, kaip beždžionė su granata, ta prasme, prie niekur neprives tokie dalykai. Taip. Sorry už heitą, bet man tikrai nepatinka, kai neprotingi ir neišmanantys žmonės sėdi prie vairo, žinai, ir vairuoja ne ten, kur reikia. Viskas Blogai, buvo tada, kai jisai buvo tas žmogus, kuris inicijavo dabar galiojantį istorinių automobilių pripažinimo įstatymą tą visą, nes jisai irgi buvo tas žmogus, kuris kartu su retromobilė, nebežinau, kaip jie ten tarėsi. Tai jie atnešė į Seimą tą įstatymą ir viskas ok, priėmė tas tvarkas, aprašė, kaip turėtų būti pripažįstama transporto priemonė istorinė, kaip kas turėtų vykti ir panašiai. Viskas yra ok, kai buvo pasisakoma už tai, kad reikėtų grąžinti rudus istorinių transporto priemonių numerius, nes žiauriai faina buvo, tu iš karto matydavai, tu žinodavai kelintų metų gamybos, kiek yra tų transporto priemonių. Bet čia apie ką mes kalbam? Ne apie nieką. Absoliučiai visiškai. Jo, čia Labai įdomu, tikroji priežastis. Tai žodžiu, balandžio 1 yra vasarinių padangų sezonas oficialiai, tai mes vasarinės padangas ir važiuojam prie Seimo ratuką prasivažiuoti. Prasukti ratuką. Galim tos peticijas nesivežti, bet galim parodyti, kas yra tos transporto priemonės, kurių pilnos gatvės. Aha. Norėčiau pasižiūrėti, aš tų pilnų gatvių. Taip, reikia. Šaranai not invited. Gali būti, jeigu nebent ten tie, kurie gali. 2.8 var 6 Formotion. Ir tvarkingas Ledovis, gražus. jo, period correct. Būtų Invited. Judam toliau? Jo, judam toliau. Apie Jo, test drive'us savo įspūdžius. Jo, aš nesu tas, kuris dažnai pasakoja kaip Justas apie test drive'us, bet buvo toks nutikimas. Mes viename epizode kalbėjom apie automobilius, kurie bus ateities klasikos ir aš paminėjau tokį Audi S1. Ir praėjo kokią savaitę po to epizodo jau releasinimo. Ir man parašo vienas vaikinas, sako, labas matai, turiu Audi S1, nori pabandyti? Kaip nice. Nu taip, sakau, noriu. Tai žiauriai gaila, kad Lietuvoje nėra žiemos. Nebuvo šiemet žiemos. Šią žiemos nebuvo, ne? Taip. Sniego buvo minimaliai, buvo gal, nežinau, 2-3 naktis, kada užteko to sniego, eigės, kad kad juo pasimėgauti ir malonumą pagaudyti, bet nebuvo. Tai išvažiavus tą mašiną, prasukau ratuką, turiu čia ir keletą jos nuotraukų, tai vat kažkam gal, nežinau, ar gerai matysis, bet atsiprašau, už tokias vertikalias nuotraukas, jos buvo skirtos socialams. Va toks vat mažas spirgas, čia yra, neatsimenu kelintų, gal 2015, 14, 13 metų. Iš esmės labai paprastas receptas. Tiesa, šitoj nuotraukoje matosi keistas dalykas, kad vairas yra truputį į dešinę. Aš atsiprašau, matosi keistas dalykas, galvoju, kojos tam. Ne. Aš specialiai nufotkinau, matosi, matai, sėdinių siūlės tokios, va čia. Aha. Jos turėtų susicentruoti su vairu. Bet taip nėra. Tai va, tas buvo man labai keista. Automobilis labai, sakau, paprastas, primityvus ir, man atrodo, neatradęs vietos po saulė tiesiog. Nepripažintas. Golf GTI Performance motoras, Golf Aero važiuoklė. Viskas sumeitinta ir įdėta į... Tai 180 kW? Ten yra 202 gal arkliai, kažkas tokio, nežinau, kilovatais. Tas automobilis sveria kažką apie 3-1-4 tonos. Geras. Jokios garso izoliacijos iš variklio skyriaus, tas variklis šiaip iš savęs triukšmingas, atrodo kaip su dizeliu važiuotum. Geras. Tikrai garsas labai labai keistas. Jos buvo tik tai su mechaninė 6 laipsnių pavarų dėže. Full time Formotionas, reiškia neįsijungia on demand galas. Tai tas Haldeksas taip suprogramuotas, kad galui 100% galios, priekiu šiam, o jeigu pradedi slyst ar kažkas, pam padaro. Tai ten kažkaip dar galima pasimapint, pasitiunint. Turi reguliuojamo kietumo amortikus standartinis. Tu gali pasirinkti Dynamic, Auto ir Efficiency, kažkas tokio. Tai, toks, žinok, piktas automobilis ir žiauriai greitas. Bet kodėl neatrado savo vietos pasaulyje? Nes, pavyzdžiui, galvoju, Golf Airas tai yra absoliučiai, kiekvienas. Gal dėl to, kad golfas... Praktiškumas. Golfas yra šeimos automobilis. Čia jo, Audi A1 yra segmentų mažesnė.
Plius jinai 3 durų, žinau, kad yra 4, bet 3 durų. Šiaip jinai atrodo tikrai special, kai tu supranti, į ką tu žiūri, žinai. Ir aš kaip ir sakau, čia galėtų būti šių dienų, nu, ne šių dienų, bet tų dienų GR Yarisas iš esmės. Nes Taip. trumpa mašinytė, Tas pats receptas. daug arklių, 4 varomi, tik tais man lyginant su GR Yarisu pasirodė toks dalykas, kad vokiškas tas torque delivery yra. Tipo, nuo 1500 apsukų jau yra max torkas ir nėra sensacijos, kai tu važiuoji, žinai. Nes man su turbininiam mašinom, ypač senesniam, labai faina, aš kai S13 turėjau, spaudi gazą ir tas truputį didesnis turbakas įsijungia, įskikina, žinai, užpučia ir yra tas toks lagas ir tada, žinai, toks jau pritraukia prie kėdės. O čia tas Čia ateina jinai labai visada greitai, lupa, visą bet laiką. kada, žinai, paspaudi, važiuoji 5 pavarą ant, nežinau, šiam 7 paspaudi gazą ir jinai sodina tave į sodinę. Eik, tu kaip fainai. Nu, Klausau man- ir taip, Nu, bet norėtųsi biški lago, norėtųsi, kad su dėžė reiktų padirbti, žinai. Tai Aš aš, impulsyvi, man nereikia. Čia dabar. Aš noriu čia ir dabar viską. tai aš pasivažinėjau aplink Vilnių, trumpai išlėkiau, 1,5 valandos gal su tą mašiną prasukau tokį ratuką ir ieškojau, sukau iš žvyrkelius, ieškojau dar likusios sniego, radau kelis posūkius ir atėjau į tą posūkį. Nu, kadangi aš su to automobiliu pirmą kartą važiuoju, tai žinai, važiuoja atsargiai, bet jis turi ir normalų rankinį stabdį, kuris puikiai rakina. Ir posūkio viduryje paspaudus gazą, ten tos galios va tiek yra, užpučia ir iškartinai, va tai va, žinai, į šonus tamposi, nu žiauriai faina, žinai. Geras. Tai jeigu mes turėtumėm suomišką arba švedišką žiemą, žinok, aš labai pagalvočiau, nes jos kainuoja kažką nuo grubiai, nuo kokių 12 iki 16, turbūt tūkstančių, tu gali Protinga normalią kaina paimti, labai. žinai. Tikrai protinga kaina. Įdomu, kaip yra su visais remontais, priežiūrom ir detalėm, jeigu reikėtų. Tai va, kažko. Variklis tas Nežinau. EA888 reiškia. Manau, kad taip, ten kažkoks... Tai labai daug jo visur Taip. yra. Taip. Tai reiktų tik važiuoklė. tai visas kėbulo išorė, taip sakant. Aš manau, kas kad, žinok, būtų. nuo Audi A1 nelabai kas keičiasi ten Manai? kėbulė išoriai. Nebus ten koks 3 mm papūstas ir nebetinka. Nu, liktais nėra tokio, kad homologija. Kalbant apie special. GR, ne? Jo. Arba Jo. Tai va, tai žinok, buvo labai linksma emocija ir man, aš visą laiką turėjau, man atrodo, kad Audi A1 yra mielas ir nepelnytai nepripažintas toks automobilis. Nu, gal trūksta ten tos garso izoliacijos ir kažko tokio, nu, toks labai jau atrodo, žinai, poliukas, tipo. Bet šitoj komplektacijai, su tokiu motoru, su tokia važiuoklė, su tokia pavarų dėžė, nu, fantastika. Ir tos pavaras tokios trumpokos, gerai sugėrintas, žodžiu, labai patiko, labai patiko, bet tam automobiliui reikia žiemos. Žiemos o, smagiau. žiemos pas mus nyksta, taip sakant. Mhm. Reikia kraustyti šiauriau šiek tiek. Arba lauk, kol istorinių tips. Ne. Labai ilgai laukti reikia. Šiemet 40, po to 50, žiūrėk, nebesulauk. Nežinau, ar sulauksim. Jo, o aš tuo pačiu varikliu testavau 2 automobilius. Tai buvau Kroatijoje, Škoda RS linijos pristatyme. Tai buvo pristatyta Škoda Kodiakas RS ir Octavia atnaujinta RS. Tai Kodiaką jau vairavau anksčiau paprastą dizelinį arba benzininį ir tai buvo, rašiau apžvalgoje ar kur aš tenai, kad tai tikrai puikus šeimos automobilis, 100% rekomenduoju bet kam. Kodiak RS tuo tarpu nereikia pirkti dizelį. Ta prasme, Okay. nes tai pakankamai didelis SUVas, kuris Taip. gali būti 7-vietis, jeigu gerai pamenu taip. Ir jis puikiai atlieka savo darbą, kai yra normalus, ane, sakykime, ten ar 4 gali būti varom, nu tas ir gerasis 4 varomas buvo. Jo, ten turbūt formotionas kažkoks. Taip, tai va, tai sakykime, ant Kodiako nebūtinai reikia tos galios, užtenka paprastesnio, bet tada mes nuvažiavom Kroatijoje į Grobniko autodromą, tai reiškia trasa esanti tarp kalnų ir ten vairavom Octavijas RS-us. Varoma priekiu, elektroniškai valdomas LSD priekyje, 195 kW, tai 205 arkliai ir, kaip man patinka, universalas, žinai, arba hatchbackas. Okay. Ir varėm trasai. Va tenai tai neįtikėtinai gera mašina. Žinok, širdis dainavo ir taip gavos, kad man pavyko kelias sesijas paturėti trasai.
Tai priekė mūsų važiavo kažkoks vaikinukas, kuris vedė tą visą, žinai, konvojų 4 automobilių. Lenkiai jį. Ne, aš galvoju, Norėjai. po pirmo pravažiavimo iš tikrųjų išlipau, sako, nu kaip, sakau, norėt čia jau šiek tiek greičiau, žinai. Nu, galvoju, jis turbūt tikrai kažkoks lenktynininkas. Paskui aš su juo vakarieniavau, pasirodo, jis VRC2 pasaulio čempionas. O, prašau. Emilis pavardę pamiršau. Kas galėjo pagalvoti? Kas galėjo pagalvoti? Tai va, tai pavakarieniavom ir kitą dieną vėl grįžom į trasą. Jis atsiminė mano prašymą pavažiuoti greičiau. Ar važiavo tik tai dviese, visi kiti atsilikė, ar buvo kas padvėjo? Ne, aš buvau, matai, geriausia važiuoti paskutiniam turbūt, nes tada gali pats atsilikti ir pavažiuoti. Jeigu važiuoji šalia jo. Ir aš iš šitų praktikų, aš atsimenu, yra kas pyksta. Kad atsilieki. Neatsilikit. Ne, bet žinok, reikia jau ten. Bet žinok, kad šitoje vietoje kaip yra gerai būti mergina, todėl kad mano yra visiškai atvirkščia patirtis. Jeigu tu esi po instruktorius ir jeigu jis įmato, kad tu jam baksnuoji užpakalį, Jam tai nori- jis tada palieka visus. Važiuoja. Tada išbanda. Tai žinok, buvo, tai kartu Vaidotas Žala buvo test drive ir Domukas, mūsų DP operatorius. Jis, kaip žinia, irgi yra labai geras driveris. Tai Vaidas grįžo iš pasivažinėjimo vienas, dar prieš man sėdant, sakė, Justeli, kokią mašiną. Nes, sako, tas LSD ištraukė iš bet kurio posūkio, žinai. Paskui DP išvarė dviese, vat jie išvarė dviese su to Emiliu. Sako, Emiliui sakau, negailė gazą. Tai išlipo su rūkstančiais irgi stabdžiais ir DP irgi sakė, kaip jinai važiuoja. Tai žodžiu, Octavia RS susikomplektavau aš ją, kaip aš noriu. Bet dar nepaspaudė pirkti. Parduodu Passat. Rimtai? Jeigu kas nori prižiūrėto Passat oficialiam, Nice, jūs taip faina. oficialiam servize visus 100 kilometrų, Faina. tai dar nepaspaudžiau pirkti, nu, neskubu, sakykim, pažiūrėsim, kaip čia šiaip ekonomika mūsų pasaulio sukasi, bet tai Taip, Toks geras pasatas jau automobilis. skelbimuose. dar ten reikia. Lauksi Black Friday, kaip suprantu. Ne, nelauksiu niekada Black Friday, bet žodžiu, tik Passatą nusipirkau po 19 metų test drive, kai buvau Passatų test drive, tai panašu, kad gal atėjo laikas priimti kitą šeimos automobilio sprendimą. Taip patiko man Octavia. Šiaip aš net pasižiūriu į tas pirmos kartos Octavia RS, man jos labai žavios ir kažkada visai neseniai Vilniui mačiau Aha. sedaną pirmos kartos, tas toks, nu, Ta, kaip, čia 91 trečių. aš neatsimenu, žinau, Jo. kuris čia Nu, metais, turiu minėjo. bet kai jie pirmą tą RS paleido savo, nu, žiauriai simpatiška Aha. mašina atrodė. Man Tai tai jis- tik logotipas tas žaliai raudonas simpatiškas ant Nu. galo, kad RS, žinai. Nu, o šiaip padėtai tokia pošlikštė, bet važiuoja. Man būtent RS, man labai patinka, vat, kaip žinai, iš Mondeo padaro ten ST220 padarė. Visų mašinų tos sportiškiausias versijas, man labai jos tokios, nu, fainas. Jo, Žinai. jo. Jos turi tokių subtilių akcentų, žinai, kaip Audi A4 versus Audi S4, toks, vat, Ir žinai, man Mhm. patiko, vat, irgi Sportininkas. tą pačią Octavia pavažinėjau, galvoju, tai dar šansas nusipirkti kažkokį Spice automobilį be hybridų, be pluginų, be net kažko. nemildas, Gal mildas, bet netrukdo. lygiai nei kiek netrukdė, žinai. Tai va, tai turėjau gerą patirtį ir šiaip labai faina, aš tą trasą simuliatoriui pradžiai išsibandžiau prieš važiuojant. Simuliatoriui gal Dėl ko norėsi baksnuoti ten į galvą. Tai gal ne taip atkurta, nes šiaip labai trasa kalnuota. Ji visa kaip ir ant lygaus, sakykime, ne kaip Kačerginės Nemuno žiedas, kad yra skirtumai kalnų, bet pats asfaltas toksai viražais visą, žinai, ir turi važiuoti tą liniją, kur tau leidžia išlinkimai. Jo, Tai jo. labai labai. Čia simuliatoriai šitie dalykai gerai pasijaučia su VR. Aha. Nes erdvinio vaizdo reikia tam, kad tu matytum tuos, žinai, tokius. Jo, tai va, reikia Iškilimus. upgrade. Man net sukilo viskas, aš skrandžio dievą, galvoju, man tai VR'as jie- yra, nu, pats blogiausias dalykas. Na, bagė. Realiai prie jo reikia priprasti, Tikrai. bet mane Ne, kaip ne, ne, pykina. ne. Aš Gali būti, kad negaliu. neveikia ir Neišeina. neveikia viskas. Jo. Jo, yra žmonės arba turi motion sickness arba ne. Bet tai aš turiu tą labai didelį motion sickness. Bet yra, Aš yra, žiūriu. yra vaistų nuo motion Bet aš žinau, kad yra pratimų, nes pasirodo, čia Alkoholis? tiesiog yra. Ne. Tam tikro kiekio
reikia, kad susinchronizuotų. Jo. Simuliatoriai galima. Primintų tuos, Dinatį daro šalį, kur čia tas mūsų viskis, konjakas? Eisiu žaisti. primintų, žinai, tuos laikus, kai buvo, Kibirą šalia. kiek čia, kokių 10-15 metų atgal rytinės spaudos konferencijos prasidėdavo su išrikiuotais stikliukai žurnalistam, jeigu ką. A ne? Jo, tai būdavo. žinau. Rimtai? Tu iš ryto galėdavai įkalti šampės arba stiprių gėrimų konferencijoje atėjęs, pavyzdžiui, kokią nors rimtą. Wow. Buvo laikai. Domina. Sprendimai pirtise būdavo priimami didžiausia, ne? Nežinia, ar dabar taip Pirtis nėra. arba priepirti, žinai. Tai čia vaibelis. Bet, žinai, aš galvoju, vat, ką noriu pasakyti, Kodiakas, aš, pavyzdžiui, nesuprantu tų didelių family suvų su visais RS, S ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, nesuprantu, realiai. Aš galvoju, kad čia yra for the bragging rights. Kažkas, nu, ta prasme, nori iliuzijos, tiesiai kad galėtum tu... paspausti, tiesiog tiesiai, va, trupučiuką, beveik lipdyti Jo, nes- sėdynę. Ne, nu, aš tai suprantu, nes žmonėms reikia kompromisų. Gal, Bet bet, vat žinai, labai tas kompromisas, kompromisai, čia jeigu tu, pavyzdžiui, turi didžiąja 2,5 tonos, ne, aukštą mašiną, svorios centras aukštai, tu ten visas linguoji, nu niekada jinai nebus taip prilipus prie kelio, niekada jinai neduos to tokio jausmo gero posūkį, kad tu situaciją kontroliuoji. Netgi tai gali labai iliuziją sukelti. Sakykime, buvo, aš ten paskui važiavau link oro uosto ir tokiais labai smagiais siaurais kalniukais su Kodiaku. Nu, galvoju, paspausiu, žinai, ir aš ten smagiai lyg ir atsisukau tą rankeną. Ir blemba iki pirmų posūkių ir stabdymų, nes tada suprantu, nu, žeminės padangos, aišku, bet suprantu, kad tai absoliučiai kitas reikalas, kai tu stabdai ir sukiai posūkį dėl to svorio. Lyg ir bėgėjasi, tai tvarkingai, žinai, bet tai daug kažkaip tai iliuzija, tokia pavojinga iliuzija susikuria. Čia man primena tą keisą, kai Hebra atsisėda po galų varomų mašinų žiemą prie kvatrinių ir Subarikų visokių. Ir jie pamiršta, kad ta mašina bėgėjasi žymiai greičiau, bet stabdo tai taip pat. Taip pat. Taip, Tai va, taip. čia lygiai tas pats variantas. Ir dar, žinai, kai tu turi tą ekstra didelį svorį ir svorio centrą aukštai, tai tave dar labai stipriai inercija veikia. Ir Taip. man, va, su to motion sickness ir inercija, tai man yra šakas. Aš jaučiu prie vairo, nu tikrai prie vairo išpilčiau viską, ką turiu. Esu turėjus gyvenime gėdingą įvykį, kai naują 911 privėmiau visą, bet sėdėjau keleivės sėdynėj. Atsiprašau, Porsche, labai atsiprašau. Dar kartą. Čia būtų buvęs. Na, bagė. Siūvas būtų buvęs. Tai būtų tikrai prie vairo labai Taip. blogai būtų. Bet daug, žiūrėk, beveik visi gamintojai, kurie gamina kažką karštesnio, dabar visi gamina ir suvus ir to pačiu gamina tokias Bet čia yra versijas. tam tikra kategorija pirkėjų, kurie turi pinigų ir, nu, vat, gal nori kompromiso, bet iš principo tą kompromisą išnaudoja tik tai Jo, sąžiningai Aš dar pasakysiu ir tokį dalyką, kad nu, tos mašinos, jos vizualiai gerokai labiau patrauklios, jos gražiau atrodo. Dėl šito tai tikrai. Stipriai. Tikrai. Aš, pavyzdžiui, pamatau tuos paskutinius turbūt, kas ten Kodiakas, koks ar Karokas, ar Esas, aš nežinau. Tai Kodiakas turbūt. Ir jinai visai daili mašina yra. Turi tokių griežtų kažkokių įdomių linijų savo dizaine, žinai, žymiai gražesnė negu paprastas. Vat. Ir dėl to žmonės Turbūt. suprantu, kodėl gali pirkti. Gal, nu Bet- jo, čia tas variantas, kai tu nenori S-Line, nori S, žinai, tai va, Taip, tai. taip. Nu, bet vis tiek. Bet čia dar vat, norėčiau. kudos Škodai, sakykime, Volkswagenų grupiai. Volkswagenas man dizaino prasme labai nusivažiavo žemyn su paskutiniais modeliais visais. Nu, yra keletas įdomių modelių, tai šitie ID, pavyzdžiui, bazai tie. Nu gerai, Bet Buzzas. ten kažkokie nišiniai, Jo. Buzzas, tarkim, tas ID2 dabar fainą konceptą pristatė, nežinau, ar dar neišėjo. Bet Škoda labai su dizainu padirbėjo, atrodo, nu ir Cupra turbūt visai neblogai. Man Kupros kai kurie gal per greit sensta. Mhm, Pavyzdžiui, nes labai pirmasis toksai- Formentorius man jau atrodo biškai senstelėjęs. Biškut yra. Bet tada, kai pristatė, buvo wow. Bet matyt, Jo. su viskuo, kas yra toks wow, Mhm. labai greitai turi tą tokią nuvertėjimo momentą. Va, čia paminėkim Porsche, kuris niekada wow netampa, bet nei vienas Bet nepasėda. visą laiką yra wow. Jo. Arba iPhone'ai, pavyzdžiui. Kalbant apie ID dizainus, tai žinot, kas mane užknisa labiausiai, dabar, vat, kai tenka važinėti daugiau tamsoj, kur mažiau apšvietimo, kaip jų Ta tas linija. fucking ilga linija akina. Nu Nesąmonė negaliu, nu tu visiška. iš tolo matai, bet persijungia tos šviesos į trumpas ir kaip akina ta linija. Nes tas LED baras Žiauriai. šviečia, spigina tiesiog. Taip, Žiauriai, žiauriai, atkreipiau tamsoj. niekada Tu- dėmesio. vat, Ir, važiuok, ir dar atrodo prastai. Nu, sakykit, ką norit. Man tos linijos per vidurį, nu, kam Man reikia? tamsoj, man negražu. Man Negražu. buvo gerai užpakalį,
užpakalį tinka. Prieki man tas nesukelia to vizualaus pločio. Kaip tas, žinai, su vienu antakiu žmogus. Jo, Robocopas kažkur. Ai, nu. Marija Kalas buvo su vienu antakiu. Bet man čia kaip tie akiniai, kur sujungti vieną liniją. Panašiai. Nu kažkokia nesąmonė, nelabai. Čia irgi toj pasens. Va čia yra tas trendas, kuris dabar kažkam cool, kas perka, tikiu varnelę, daug kas pasižyminės visai cool. Čia kaip irgi spalva renkantis automobilių yra daug ten fainų ryškių spalvų, bet per Škodas irgi jau ir buvo dalis spalvų, kur, nu, faina būtų mėnesį paturėti. Bet 3 metus? Nebūtinai. Čia apie tą priekinę lempą tokią ištisą. Aš justui rodžiau, dabar tokiu būtišku būdu parodysiu. Yra tokia nuotrauka, kur parašyta No heritage, no identity. Tai yra kiniško automobilių žodžių dizaino elementas dominuojantis. Ir tas sąrašas galėtų tęstis. Ir jis galėtų laisvai tęstis. Ir žinot, kas man įdomiausia yra avarijos atveju. Kiek išbrangina ta juosta visa. Nes aš esu girdėjus, kad su 208 pežiukais, su apskritai Peugeot, ta yra iltim tam vadinamom ilgom tom lempom, kur nusitęsia iki buferio apatinio. Tai kad kažkurios kompanijos atsisakinėjo jų dėl to, kad vartotojai pastoviai kur nors vis įbraukė, įdaužė ir tada gaunas, kad tau remontas yra gerokai brangesnis, nes tau reikia taisyti ne tik plastikinę dalį, bet ir lempą visą keisti, kas smarkiai išbrangina. Tai va įdomu šitoje vietoje, jeigu kažkoks minorinis dalykas. Tada sakai, dėkit be lemputės man tą. Užkliuokit lempengę. Nes gali rinkti komplektacijas su arba be dažniausiai. Nu tai va, tai dėkit be lemputės. Pašvietė užteks. Belekas. Tai va, tokios patirtėlės. Nu ką, atsispiriam biški nuo šitų, einam prie kažkokios temos apibrėžtesnės. Einam. Galimai, ane? Aš buvau tokį klausimą uždavęs, koks automobilis atrodo labai smagiai, tačiau iš tiesų toks nėra. Gal vat jūs esate susidūrę su kažkokiu test drive ar kažkuo, atrodė, blema, kaip bus smagu, bet toks buvo, tai aš jaučiu, kad vilimas, arba netgi vizualiai. Gal yra tokių jums, žinai, va čia va ant pasąmonės viršaus mašinų, kurios atrodo žiauriai. Turbūt nueinant nuo vat ką tik vykusio pokalbio, tai kad daugelis tų sportiškų SUV iš tiesų yra tiesiog galingesnį variklį turintis automobiliai. Nu, ir smagumo vairavime nebūtinai yra tenai. Taip. Ir pirmą punktą pasirašiau, kad dažnai yra toks mitas, kad žmonės galvoja, kad visi elektromobiliai neva tai yra labai galingi ir labai gerai bėgėjas. Bet tiesa yra tokia, kad elektromobiliai, kaip ir vidaus degimo variklius turintis modeliai, tiesiog gali būti 100 arklio galių ir jie važiuos nei ten. Bet šiaip labai geras tavo čia užvedimas ant elektromobilių gal bendrai, nes jie greit bėgėjasi, bet šiaip jie nebūtinai yra, nu, tipo smagus. Jie gali atrodyti dažnu atveju visai smagiai. Ten koks mažutis elektromobiliukas ir kažkas tokio, žinai. Bet man, pavyzdžiui, nu, e-upas man jisai visai smagus, jeigu taip žiūrėt, nes, nu, jo, kaip čia, veikimo zona yra iki turbūt 8 km per valandą, toliau irrelevant, žinai. Taip. Tai, bet aš tai, pavyzdžiui, pas save išsiskiriau vieną mašiną, kuri mane, aš iš jos žiauriai daug tikėjausi, bet nebuvo. Man buvo Audi RS6. Ir aš atsisėdau ir jinai man tokia buvo, atrodė čia, nu čia bus, žinai, va dabar tai bus. Bet buvo toks biški čia, biški ten, truputį bėgėsi, truputį valdosi, truputį stovi ant kelių, truputį per sunkiai. Ir toks, vat, jinai viską daro neblogai, bet nieko nedaro labai gerai, žinai, vat, trūko kažko tokio, kad man atsiskleistų kažkokiu, nežinau, įdomiausių. Ar čia nėra tas, vat, čia yra kompromisas tikras. Taip. Nes man, pavyzdžiui, RS6 yra tas tikras automobilis, kur tu turi viską ir ganėtinai žemas svorio centrą, ir užtektinai, sakykime, galios, ir ganėtinai gerą valdomumą, ir tau vaikai telpa, ir isofiksai yra, ir dar dviračius susimest gali į bagažinę, ir garso yra, ir vaizdo, nu, žinai, va toks, viskas ganėtinai neblogai. Va čia man yra kompromisas, nu, ne Kodiakas RS, nu, nepykit, visą meilę. Bet va, mano, kažkada gal pasakau, jau giminaitis važinėja su RS šito 6 ir sako, jeigu norėsit, aš galiu ateiti ir parentinti apie tą automobilį. Linkėjimai, Genadijui, jis prieš tai turėjo 911 ir Q7 dizelinę ir tai buvo, sakė, perfect match. Taip, o čia viskas čia yra kompromisas. 2 į 1 sudėta. Ir, žinai, sąnaudos, žodžiu, atvažiuoja į Vilnių, varo į degalinę, užsipilt, tada
atgal į Klaipėdą, vėl turiu piltis degalų, nes bakas 300 su biškiu kilometrų vos ne, Jesus. nes sąnaudos pakankamai didelis tiem 600 arklių. Tada svoris sveria kaip pusę katedros tas automobilis. Ir jis bėgėja taip pat, kaip kalbėjom, labai greitai, o stabdo, ne, kaip traukinys. Tai, Bet jinai ir bėgėjasi, sakau, jinai ant popieriaus atrodo, wow, kiek arklių, jinai bėgėjasi kaip BMW M2, net ne competitionas, ne geriau. Aišku, V8 ten džiugina. V8 džiugina, bet taip. nežinau, man pasirodė, aš kalbu apie tą, dabar čia kurios kartos gaunasi, aš net nežinau, bet čia kokie turbūt buvo 19 metai, kai aš testavau. Ir aš dar, žinoma, žavėjausi truputį tais ekranais jų, kur ten, žinai, su haptic feedback. Šitas buvo faina inovacija. Faina inovacija, bet jinai neužaugo. Blogai šiaip yra tie ekranai, tose A6 visose yra blogi tie ekranai, nes nėra mygtukų. Viskas būtų su jais gerai, jeigu būtų ir mygtukai. Bet mygtukų nėra. Ir toks, nežinau, man tai šitą turbūt, nežinau, viena seksualiausių mašinų rinkoje. Tikrai. Gražiai. Nuostabiausiai atrodo. Būtent aš apie tai ir kalbu, kad tu pasižiūri ir tau atrodo, dabar tai bus, žinai, va čia tai bus. O realiai Bet realiai tai... Bet man čia tas ir yra atvejs, kad labai kartais apgauna tas, kas ant popieriaus ir vaizdas ir atrodo, kad bus smagiau negu yra iš tikrųjų, nes galit nesutikti, bet man neretai nutinka taip, kad tu pasiemi ten tą top versiją kažko ir supranti, kad biški mažiau turintis automobilis tau atneša daugiau džiaugsmo, nes aš turėjau tą patį jausmą, kai reikėjo GTR vairuoti traso ir po to 3.7, man atrodo, tada buvo, man 3.7 daug labiau patiko, nes aš ten jaučiausi, kad aš galiu kontroliuoti situaciją ir man nebuvo nieko per daug, GTR yra nerealus, bet man buvo per daug, tiesiog, aš ten nesugebėjau valdyti situacijos. Tas pats buvo su Supra ir GT86, kad visiškai dina. Žiauriai faina, viskas absoliučiai nerealiai, bet lyg per sunku, lyg kažkas ne taip ir taip toliau, GT86, tiesiog grynas džiaugsmas. Taip. Ir vat, man Golf Eras ir GTI, man irgi GTI, tarkim, pirmoje vietoje labiau. Vat, yra tas, kur aš nežinau, ar tu turi būti tam tikro lygmens pats, kad tau atneštų tą džiaugsmą, ar tiesiog mažiau yra daugiau šitoje vietoje, žinai? Čia man atrodo, kad išlavintas skonis kalba šitoje vietoje. Nes įprastai tu nori max. Kai mes žaidžiam Need for Speed, viską max. Taip. Dabar kitaip žaisti. Bet aš dar žiūrėjau apie tuos automobilius, kurie turėtų daug džiaugsmo ir teikti, ir iš tikrųjų neneša, buvo kažkoks viral video, nes ChatGPT klausiau, kas šią savaitę yra labiausiai viral, žodžiu, ir labiausiai automotive pasaulyje. Tai buvo viral video, kur Lamborghinis važiuoja Indijoje duobėtų keliu ir jo savininkas nieko negali padaryti, niekur negali pravažiuoti. Tai va, turi žiauriai daug džiaugsmo deliverinti ir yra iš tikrųjų nulis džiaugsmo. Taip. Nebent gyveni Lenkijai, kur keliai geri ir autostrados tiesias. Tai va, man geros dovanos, tai tas drive'ais visais buvo, kurie turi ir Lambo, ir Ferrari, visą kitą. Kaip ir turi teikti daug džiaugsmo, bet tu taip sukandęs dantis važiuoji, kad ir dar nemono... pasiruošti tokiems, žinai. Jo, ir nemono žiedą teko, pavyzdžiui, Galardo jų ten pavažiuoti, kokiai senas tas Galardo, visą kitą, bet taip norėjęs kažko labai ir vis tiek reikia tam labai tinkamų sąlygų šitoje vietoje. Taip, pritariu. Dar, Sakyk. Užsirašiau konkrečiai Alfa Romeo Tonale ir Junior, bet turbūt galim subendrinti, kad labai liūdina, kai tokie prekiniai ženklai, kaip, pavyzdžiui, Alfa Romeo, dėka verslinių procesų visų gamina tokius automobilius kaip Peugeot 206. ir taip aš pamenu. 206 gal visai gerai, gal 208. 8 irgi fain, 2008. Taip. 2008, tai... Oi, palauk, nupurtė, atsiprašau. Kažkaip nevalingai, nes 208 kalba man patinka. 200 tai faina. 208 man patinka, nepaisant to, kad debiliškai suprogramuotos pavarų dėžės ir niekada neišeis ten to padaryti gražaus. Taip. Bet ten yra tas variantas, kur man labai patinka, nes GT Line'as turi ISOFIXą priekiniai sėdynį ir man viskas, ko reikia. Aš labai norėčiau šitos GT Line'as turi? Jo, ir pasirodo ISOFIXas priekiniai sėdynį yra žiauri prabanga. Ne, nėra ko čia tiem vaikams žiūrėti gyvenimą per priekinį stiklą. Nusipirkit sėdynę be ISOFIXą.
yra tas variantas, žinai, bet kai kuriuos vaikus nori laikyti arčiau, kitus toliau nuo mygtukų. Stipriau priverš ir nepasieks. Šaukia tada. Mama. Taip. Bet jo, Isofixas birkiniai sėdynai yra prabanga šitą vietą. Ir 208 man vis tiek labai patinka, labai norėčiau daily tokios mašinėlės. Fainas jisai, Ir tikrai. gal net norėčiau pas Savčenko į trasytę pasisukinėti biški. Aš manau, su kokiu netgi paprastučiu benzininiu, o jų mechaniniu buvo? Yra. Yra? Gal Yra netgi 200. visai smagu būtų, ką? Bet Varai žinau, savo kad ir visai kloji per būtų. pavaras. Jo. Manau, kad visai būtų Jisai gerai smagu. suderintas tas Mhm. automobilis. Trumpas toksai, nu visas tas ir atrodo Jo, neblogai kiūtalas. visai, tai va, Mhm. kiūtalas. Ir čia mes vertinam kaip pežuką. Mhm. Faina. Taip. Tada jo, atsakau, įsėdau į Alfa Romeo Juniorą, kuris per metų automobilį turėjom. Taip. Nu, Alfa Romeo Heritage'as, ta prasme, aš važinėjau su Pats vardas tais, tau taip, užduoda tokį su lūkestį, ne? kvadrifolio. Tai O, ne nuostabu. veltui klausia, kodėl nepavadino Alfa Romeo Varšava Na, arba Krakovą. Nes ten gamina. Taip, Būtų taip, puikiai atspindėję. Varšava. Žinai, Ir Svarovskis nuklijuoja. Vadina Varšava, Varšavkė. Tai va, tai man atrodo daug šiaip yra atvejų, kai mūsų teisingai sukelti lūkesčiai būna nuvilti dėl to, kad vat, gamintojai privalo sukti kažkokią liūdną kryptimį. Taip. Aš irgi tuo nebejoju. Einam prie kitos temos? Einam. Gerai. Kitą temą užsirašėm tokią, kad kokie automobilio, taip užsitamsinęs ekraną, kad nieko nematau. Kokie automobilio įrangai arba privalumai yra nereikalingi arba overratinti. Na, žinai, pavyzdžiui, ten 3 zonų klimato kontrolė, ar ten bagažinės atidarimas koja. Aš, pavyzdžiui, niekada nemačiau mieste, kad kas nors tuo naudotųsi. Aš esu Tai tu naudojęs. nesi šalia manęs buvęs, aš žinok, žiauriai dažnai. Okay. Jo, aš prieinu ir visą laiką paspardau. Tik mane užknisa, kad yra tam tikra dedikuota vieta. Nu, dabar, anksčiau patys pirmieji tai bagažinės atidarimai, turiu čia mostelėti biški kairiau dešiniau ir būtinai ten dešinę koją prieš tai 3 ratus apsukę, žinai, aplink mašiną, kad tau suveiktų. Dabar tai gerai, tiesiog prabrauki pro bamperio ir Bet aš mačiau dabar kažkas jau šviečia tokį indikatorių ant žemės, Ar neaudi? kur rodo, kur reikia paspirti. Aha, prieini ir Bet man Tu čia žinai, toks- kur reikia paspirti. Čia O tai negalima ten įdėti to paties daviklio, žinai, kaip lempui būna su davikliu, žinai, kuris įjungia tiesiog, kad biški krustelį ir tau atsidaro. Taigi viskas ok, žinai. Mašina turėtų suprasti, kad raktelis atėjo Yra prie čia, bagažinės. Taip. Ir jeigu Kažkas katinas prabėgs, tai fakis, čia atsitiktinumas, žinai. Vienintelis dalykas, žinai, kas buvo blogai. Aš prisimenu, kaip ploviau savitarnoj mašiną su rakteliu kišeniai. Ir atsidarinė. Atsidarinėjom bagažinę. Tai nuo to laiko palieku visą laiką raktelį mašinos viduje. Žinai, nu, tai išlipa įsidėjai. Tai Ir aš, tada žinai, tau plauni pultą atsidaro. Blemba, galvoju, aš kur. parsivežiau simuliatoriaus ten upgrade'us kažkada namo ir jie sunkus pakankamai kelios dėžės. Išsiėmiau dalį, paspaudžiau, reiškia, mygtukas yra, kad kai nueini, tada uždaro bagažinę. Nueidinėjau, užsidarinėja bagažinę, žiūriu ir grįžau namo, pasidėjau viską. Ten kažką dar paplėpėjau ir grįžtu į apačią. Žiūriu, bagažinę atidara, mano simuliatorius ant kiemo. Ta prasme, imkite ir skaitykit. Tai kažkas ten nesuveikė, jinai atsidarė atgal. Okay. Tai va, Kažkur tai- kampelis buvo išlindęs. Jo, Ar tai kažkas tai toks, čia ne apie tos kojų, žinai, bet... Bet man, pavyzdžiui, šita funkcija tai labai reikalinga yra, nes aš tikrai būna, ateini su Aš tiesiog daug esu dalykų. girdėjęs, kad labai dažnai, sunku, ten Blogai spardo veikia, žmonės, taip. ten, žinai, Tai va kairę, būtent dėl to dešinę. spardymo, bet aš kažkaip, kai man yra tas visas tiesiog mostelėjimas koja po bumperiu, nesvarbu kurioje vietoje, tai va man žiauriai patogu. Bet žinot, kas man nepatogu, ko aš niekad nesuprasiu, nenaudosiu ir net negaliu naudoti vairuodama, masažas sėdynės. Kas per šūdašas, atsiprašau, bet, pavyzdžiui, aš, negaliu, aš vairuoju, įsijungsiu aš masažą dabar, kad mane čia kažkas pastumdytų Aš žinau, kam šitas dalykas buvo sukurtas. Tam, kad būtų lengviau parduoti žmonėms, kurie neišmano. Nes jie, žiūrėk, ateina dėdelis, kuris visą gyvenimą taupė pinigus, ne, kešo turi prikaupęs. Atėjo į saloną, sako, va, pravažiuokit, su šituo automobiliu jis turi masažinės sėdynės ir seniukas jau įsivaizduoja, kad čia jau belekas. Laiminga pabaiga masažas. Gal. Ir važiuoja, supranti, jam pradeda ten kažkas judėti. Jis to niekada gyvenimą nėra patyręs, kokia gera mašina. Sėdynėse yra, supranti, kažkokie įrengimai, kurie jam ten nugarą čiupinėja. Gal seneliuko, žinai, gyvenime daugiau niekas nebečiupinėja, tik tai mašinas. Bet turiu meni, kad žmonėms tas įspūdis būna
pirmą kartą turbūt iki kol nusiperka tą mašiną ir kiek paskui Šiaip tai įdomu tą funkciją nenaudoju. naudoja. Aš galvoju, kai turiu automobilį su masažu kokį ir važiuoju toliau, tai kai man pabosta, aš tada įsijungiu, pereinu tas visus tuos. Ir aš Kad lengviau užmigdytų. Jo, ir aš esu kelis kartus, žinau, galvoju, nu tai gerai, tegu mane masažuoja, gal čia man geriau važiuosis ten daug kilometrų. Ir galų gale mane užknis, aš išjungiu. Ką tu čia darai, man? Ką čia Mane dabar? tai trigerina. Realiai, nu aš, pavyzdžiui, negaliu vairuoti, nes man yra tas pats kaip, nu kaip dodlerį, va pasodini, žinai, ir jis tau pastoja sėdinę, va lėktuve, ne, už tave sėdi vaikas ir jis tau plauka, peša ranką, kiša dar kažką. Yra. Lygiai ta pati situacija, nu negaliu pakęsti. Man reikia, kai vairuoja, nu tiesiog, va, kad tave stančiai laikytų Kad viskas. patogi sėdinė būtų Taip, svarbu. ir daugiau bet tikrai jo. nieko nereikia. Ir dar tikriausiai, aš galvoju, gal čia mano bėda yra, nes kai daro tuos automobilius ir tikrina ten sėdinių visus linkius ir visą kitą, didžioji dalis ant ko išbandoma, ar tai yra patogu, yra vyrai. O žinia, vyrai ir moteris yra kitaip sudėta ir mes su kolegija Ilona turėjom labai fainą patirtį, buvom Nisano visokiam ten developmento centre ir jie sakė, važiuokit, mūsų čia ergonomiškiausios ever sėdinės. Pažiūrėkit, ir yra skaitmeninis, žodžiu, tokia plokštelė ir jinai rodo, kaip tave gerai priglaudžia tą sėdinę. Atsėdo mes, nu nifiga nepriglaudžia, nes mes užpakalius turim, žinai. Atsėda vyrai, viskas ok, nu ir viskas aišku, kam yra, pagal ką kurta. Tai šitoje vietoje galvoju, gal dėl to. Nu bet ne, masažas man yra tiesiog, nu tikrai niekada nemokėčiau ir tikrai ne. Geras, aš pritariu irgi šitam dalykui. Taip. Jūs tai turi kokį nors tokį Turiu. išsirašęs? Kelis, turiu kelis. Užsirašiau valdymą balsu. Ir ypač iki Aš irgi dirbtinio užsirašiau valdymą balsu ir galvoju, kad niekada niekur neveikia. Nu, kelis kartus ten, man atrodo, to Mercedes, ta MBUX, kai atsirado ta sistema, visai veikia kažkiek, bet vis tiek tu turi pataikyti. Bet aš technologijos nenurašyčiau. Taip. Dėl kaip tu... Dėl dirbtinio intelekto jį pasikeis, nes jau dabar tas pats Volkswagen grupė leidžia ale kalbėti kalbamąją kalbą. Nes anksčiau reikėjo turėti labai gerai pasakyti ir žinoti, kokią komandą reikia užduoti. Nu dabar gali pasakyti, man kojom šalta. Plius kai tai taps lietuviškai galima, tai gal ir bus ok, turbūt, bet iki šiol. Bet čia dar labai daug, aš įsivaizduoju klausimų, nes kai vat, tas ChatGPT viskas yra ok, tas OpenAI ar ne, dirbtinis intelektas, bet DeepSeekas pasirodęs, kur ten apie Kiniją negali pakalbėti. Ir taip toliau. Tai labai daug tokių teisinių, manau, niuansų. Tai kol dar tas pasidarys, bus brangu, negreit. Bet ateis, iki automobilio ateis. Tada bus klausimas, ar naudosim. Vienintelis dalykas, su kuo kalbuosi mašinai, tai su Veizu, nes jam gali labai aiškiai pasakyti, kur tu nori lietuviškai. Jo, įvedi, tiesiog pasakai, senukai, LRT, ten vaikų dvarelis, dar kažkas ir jis tave nuveda. Aš niekada neperjungiu devaisų į lietuvių kalbą. Nei automobilio, nei išmaniųjų renginių. Mano devaisai tai visi angliškai, bet tu gali jam pasakyti pavadinimą lietuviškai ir jisai puikiai supranta ir tau pasiūlo sučestina, pamėgink. Nes aš net ir šiandien ryte važiavau, jis per duobę savo ten kratausi 50 metrų ir paspaudė LRT. Dina, taip seniai buvo, kad net pamiršo, kur važiuoti. Aš norėjau pasižiūrėti, kiek laiko ir aš stipriai vėluosiu. Ir žinau, kiek paspausti reikia. Volvo aplenkti. Volvo aplenkti ir nebeuostyti tų išmetamų dujų. Juodų. Bet žinot, ką dar įsirašiau į tuos nereikalingas perteklinės funkcijas, start-stopą su mechaninė pavarų dėže ir net su vidaus degimo varikliu. Nu, blemba užknisa vis dar. Nu, daug metų yra, bet negaliu pakęsti. Nu, tikrai, net... Man nebetrukdo. Aš net priklauso, žinok, aš tai sakyčiau, kad priklauso nuo gamintojo. Sutikau kažkada tokį buvusį kaimyną, jie nusipirko Maserati Grecale. Čia ta Ford Puma, mūsų apdainuota. Ir žodžiu, sako, nu viskas gerai su ta mašina, nu bet start-stopas. Sako, nu, sustoji prieš šviesoforą, užsidega žalia, atleidi nuo stabdžio koją. Ir nu viskas, jau BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, visi jau būtų užsivedę ir pajudėję, žinai. Ten tu dar turi palaukti, supranti, 1,5 sekundės kokios. Nu toks baisus nepatogumas, baisus lagas, baisus nesureguliavimas, nesukalibravimas, va taip. Tai gal nereikėjo Maserati. Kai tai yra automatinė pavarų dėžė, tebūnie, bet man, pavyzdžiui, kai yra privalomas, start-stopas yra privalomas šitoje vietoje, gaunasi dėl visų CO2 reguliavimų ir taip toliau. Kai tu į mechaninę pavarų dėžę tai įdėti. Nu, bet tada jeigu... Bet jie, žinai, jie vis tiek kaip skaičiuoja, kad per tuos metus, kiek tu važinėjai, tai automobilis tau nedirbo, žinai, 8 valandas.
Ir sutaupė Dėl ten tiek start-stopo. CO2. Taip, Tai va. taip, taip. Tai man- vat jie taip man, Bet žinai, pavyzdžiui, kas tai ant čia yra mechaninės su visiškai- start-stop yra gerai, kad jeigu užgesti, pajudėdamas užsiveda pats automobilis vėl. Tas Tai yra gerai. gėdos gali išvengti daug, Okay, žinai. okay. Tas yra gerai, bet man vis tik frustracija yra, žinai. Mhm. Mano kiek yra tai hybridinis automobilis, nes jis kompensuoja tą, žinai, tas elektros pavarą kompensuoja tą tokį Aha. nu šitą visą. Nes aš nesu buvus automobilyje su vidaus degimo varikliu, kuris idealiai užsivestų, nu nebūtų jokio tokio nieko, žinai. Ir mane Mhm. tas vat sutrigerina, man nepatinka. Okay. Pirmą, antrą kartą galiu iškesti, nu trečią kartą, kai tau neveikia šviesoforai, kaip kažkuriam podcast'e pasakoja Matas, tai nu tikrai užknisa. Aš dar buvau užsirašęs tokį, ir šitą buvau užsirašęs, jūs tai kaip ir tu pasakėjai. Aha. Ir gesture kontrolas tas. A, Žinai, su nesąmonė gestais. Jo. Jo. Buvo, aš neatsimenu, BMW kokius ten automobilius Jo, jo, testavom jo, kažkada ir, o čia, žinai, ranką gali sukti ir ten tau garsinasi, ar ten mojuot, persijungia. Ar ne Mersas? BMW turėjo. BMW turėjo. Taigi tu ant vairo turi mygtukus. Jau išrastas seniausiai. Viskas. Paprasčiau Čia neįmanoma. Segmentas Italija. Mhm. Jo, ten reikia. Jo, kalbas ir kažkokia muzika garsiai. Žinai. Tu gali nešau. Tai šitą užsirašiau ir dar užsirašiau vieną. Esat važiavęs su kokiu nors, nežinau, performanciniu modeliu, kur ten visi GeForce meteringai tie yra. Mhm. Kam jų reikia? For fun. Nu, bet, Bet tu kai Sarmeriokų neturėjai tepalo temperatūros daviklio, tai aš tikiu, kad tau nieko nereikia. Tu pagal vėjo kryptį ir Bet žiūrėk. vandens lašų nuskridimo Ne, kampą matai, kaip tas yra. Tiesiog jis buvo labai gerai surinktas ir jeigu net tepalą tikrint nereikėdavo, tai nereikėdavo ir meterio. Yes, indeed, bet aš vis Nu, tiek tipo- manau, kad tu pagal lašų kryptį gali nuspręsti, kokią temperatūrą Žodžiu, tepalą. Kai tu leki ir kai tu tikrai greit važiuoji, tu tikrai nežiūri. Tikrai ne. Bet Bet Need for aš Speed apgirsiu primena. šiek tiek, jo. Nu, tai pažiūrėk, jeigu tu atvažiavai su Audi RS6, su draugeliais ir tu nori parodyti, kokia krūta tavo mašina, tai tu gali jungti, Tada pagazuoti, pasukt biškį ir čia visi, o, čia pas tave rod GeForce'u. Nes matai, nelėks. Nu, ta prasme, taip, vat, ką tu kalbi, aš irgi su ta pačia Škoda trasai važiuojant, aš tik kartais užmesdavau akį į tachometrą ir į greitį, nes Nes tu užsiemęs. taip, bet taip nieks daugiausiai nevažiuoja. Aš galvoju, jeigu ir aš ją nusipirksiu, tokių progų bus labai mažai. Mhm. 4. Jo. Mhm. Tas datas turbūt galime jau dabar pažiūrėti, kur jos bus. Žinai, tai čia ir yra žaidimas, žinai, viskas. Tarp automobilio ir vairavimo simuliatoriaus tampa vis mažesnis tarpas, nes simuliatoriai vis geriau simuliuoja vairavimą, automobiliai vis labiau tampa kompiuteriais. Bet aš, pavyzdžiui, visiškai nepykstu ant visų tų RGB ledų, nes man visai patinka, kad sport modas yra raudonas. Raudonas. Jo, arba ten kažkas tokio. Ne, čia viskas Pavyzdžiui, gerai. man čia labai fain. Ir man, pavyzdžiui, Mersų visi tie salonai fantastiniai su visom savo spalvom. Kaip gražu. Atsiprašau už keiksmažodį, bet kaip yra gražu. Nu, šiaip Mersų mėgėja, bet kaip yra gerai. Tai va, tai Okay. šitą, dėkit man ledų, prašau, kuo daugiau, kad viskas mirksėtų ir žysėtų. Aš dar vieną. Paskutinį ir judam Jo, toliau. visų varančiųjų ratų sistemos dažnai yra nereikalingos. Jeigu jos tokios kaip geras. Toyotoj, kur ekstra varikliukas 5 Ypač arklių. tokios ir šiaip. Ir nieko Dažnai nepasuka. žmonės renkasi AVD, tarkim, pirkdami, tarkim, naują automobilį, komplektuoja ten 3000 brangiau, kad būtų visi varantieji ratai, bet pagal jų važiavimą, nu tai lygiai nei kiek nereikalinga. Taip pat ir apie Škodą, nu, šviežias įspūdis, tai ir pasakoju daug, įdėjau rilsiuką pas save ir buvo komentaras, kad ar gal pagaliau atsirado 4x4. Nereikia. Tiesiog nereikia. Nes keliai mūsų jau geri, sakykime, jeigu važinėjai kažkur tai į sodybą giliam miške, nu tai tada pat žinai, kad tau reikia tos 4 varančiųjų. Šiaip tai... Aš tai sakyčiau, ne tik keliai geri, bet padangos labai stipriai pasistumėjo į priekį. Teisingai. Ir tie visi, žinai, su ABS, su davikliais valdomi LSD imitavimas, Taip. jis labai gerai veikia. Ir aš nesu girdėjęs apie tokį atvejį, aišku, žiemos nebuvo, kad žmonės neišvažiuotų su gerom padangom kažkur. Su priekiu, su galu varomu. Visi Jeigu visur padangos pravažiuoja. negeros, viskas Taip. yra ok. Ir šito vietoj aš galvoju, kad, o jeigu yra plikledis, tai 4-6 varomi, koks skirtumas tau nepadės, jeigu yra per didelis greitis. Galų gale tu- Tau svarbu stabdyti, Tu vis Tau tiek ne- stabdyti jo. turėsi Tai ir va. sukti turėsi, o Tai ne tau pagreitėti. 4 varomi, Mhm. 4 vairuojami gal turėtų įtakos, bet ir tai labai Jo. klausimas. Tai va, tai didžiąją dalį. Tai nėra nereikalinga funkcija, bet dažnai pervertinama. Bet dažnai nereikalinga jo. Nes galų galę tu pirkdamas naują automobilį su 4x4,
Ar tu važiuosi į miškus prie ežero, kokią nors pakampę Aš manau, kad prošvaisa aukštesnė yra daug reikalingesnis Jo. dalykas. Ir kad neužklimtų automobilis. Kad automobilis siektų žemę. Taip. Ir kad galėtum pravažiuoti Ir kad galėtum dalykus. pravažiuoti, jo. O jeigu, kad su 4 galima įstrikti, mes per varžybas rally reido įsitikinom ne kartą. Paskutinį kartą sugerbė Kaip ten valandą. sako, kuo giliau užstringi. Ko geresnis džipas, to toliau traktoriaus. Va, Tai va, čia labai Žinok, tiksliai. gerbė daug ką išgelbė. Aš tikiu. Ne ta, kur skraido. Judam. Jo, Deals on Wheels mūsų rubrikėlė, ne? Jo. Aš galvoju, matai, trumpai sterpsiu. Prieš pradėdami naują klausimą, gal trumpai paskaitom, ką man patarė išsirinkti komentatoriai pagal praeitą scenarijų. Pameni? Aš Taip. neturėjau Taip, pasirinkimo. teisingai. Jo, ir surašė, ir aš galvoju, trumpai pereikim. SNCK LT sako, kad Lexus SC430 būtų variantas, kaip Clarksonas sakė, worst car ever made, bet pats tokio turiu ir kol LC500 nebus kieme, nekeisiu nieką. Žinok, vieną dieną važiavau iš darbo ir sustojau kamštyje, visai prie katedros. Ir pasižiūriu, taip kitoj pusėje, į kitą pusę kamštyje stovi tokia elegantiškai apsirengusi moteris su Lexus SC430 su to vyšniniu. Labai gražu. Žinok, žiauriai buvo geras kombo. Toks nufotkinčiau ir būtų posteris. žinai. Geras. Ačiū už patarimą. Šiaip visai... Ne, nu šiaip baisus automobilis. O man tiesą visai aš matau pasakius. jame Tai kažką. labai Jo. Nu, įdomus. Jo, va. Jo, vat vien dėl to, kad, Specifinis. Clarksonas jį pavadino blogiausiu automobiliu, aš jį pabandyčiau pavairuoti. Aš manau, kad jis nėra toks blogas, bet Jo. tikrai labai specifinis. Labai Specifinis. specifinis ir jo vairuotojas, man atrodo. Jo, toks. nu gerai, tai aš... Bet ne tą blogąją prasme, žinai, Taip. specifinis, kur ten idiotas su Jo. už tvoros tave stebinti su 3 kamerom, žinai, bet tiesiog. Jo, varyčiau kavos gersiu jo. Tada Egis 013 rašo Chatanet CH40. Nežinau, Jūs kas turbūt tai. negirdėjote. Aš irgi aš pasigūglinau, čia tas, turbūt Egi 013, turbūt tai tavo amžius, tai Koks Chatanet? Chatanet Tai CH40. čia tas CH. B1 kategorijos Jo, mašinėlė. jo. Tai 40, to įjungsi. aš mėliau Vespa renkuosi, nei šitą automobilį. Štai čia yra kažkoks gal biškai patiunintas. Nu, jisai kietai turbūt atrodo šitam kontekste, bet, kaip sakiau, aš Vespa daug mėliau vairuočiau nei šitą. Tu jau turi B kategoriją, pradėkime nuo to. Aš esu mačiusi Ukmergės plente šitokio tipo automobiliuko avariją su savivarčiu. Tai turiu pasakyti, kad jam sudaužė viską. Nes jį tiesiog apsuko ir sumalė. Oi, per mikrofoną. Sumalė kaip bulvė žodžiu. Aha, Tai Sutarkavo. viskas buvo daužta. Viskas buvo daužta. mirties kapsulytė tokia. Sveiki išlipo keliaiviai. Tas yra Sveiki, jo, ačiū viskas Dievui, yra viskas tvarkoj, gerai, bet tai- tiesiog buvo toks... Jie neturi, šitie mažyčiai automobiliai, beje, jie neturi crumpling zones. Mhm. Kur ten jos bus, da? Ir aš atsimenu, kai testavo tos pirmo populiaraus smarto safety, jis buvo žiauriai tvirtas. Bet esmė tame, kad tu tiesiog, didelį smūgį patiri. Jo, Mhm. Labai staigiai Nėra kas sulėtėjai. sugeria, taip. Mhm. taip, tas teisingai, nepažeidžia fiziškai, bet... Taip. Toliau karburatorius, sako, senojo Fiat 500 Abarth replika. Visai cool. Nu, Stilinga, fainas, bet toks, nesivažinėjimas. Jo, nesivažinėjimas. Toks nuvaryti Cars and Coffee. Kavos Jo, pagerti, jo. ne? Iki espresinės žvėrinės Mhm. toliau vargiai. Taip. Tada Dubajaus bomžas 315 Įdomesnis. sako EKM 6 330 CI. Na, Man- tvarkingas, gražus. Bet man per daug neįdomu. Jo. Ačiū. Turėjau KM 6 kažkada, patiko, nuostabi mašina. Ir tiek žinių. Ir atrodo tiek. Ja, Tai, ačiū. man atrodo, Žodžiu- renkam tą Chatanet. Lieku su Vespa, žinai. Lieku su Vespa. Tai ačiū už įsitraukimą ir peržiūrėjau visus. Jo. Dabar pereinu tada prie Naujo naujausio. klausimo. Čia mums parašė toks Dalibagas Racing. Jis sako, tema klausimas kitai laidai. Kokį automobilį rinktumėtės prikelimui? Tai yra kaip oldtimerį. Šiaip, įsiterpsiu truputį, oldtimerio Matosi apibrėžimas... savo kalbą, ką tik įsiterpė. Jo. Į tą klausimą. Į tą citatą. Bet geras. Aš nežinau, kas yra oldtimeris. Ir aš kažkada Aha. Karolio Raišio klausiau, nieks nežino, kas yra oldtimeris. Nėra tokio dalyko. Nėra, kad nes yra būtų- youngtimeris, tai labai aišku.
aiškus kažkoks apibrėžimas, turbūt ne. Žinok, irgi Aš ten nėra žinok. paprasta. Aš galvoju, gal Oldtimeris man bus kaip diedukas metai atrodo kažkokie toks. nurodyti, ar kažkas tokio. Ar tai yra seni automobiliai, kai mes buvom jauni, ar... Žinoma. vat, Aš žinok, Nedzinskas žinotų. ChatGPT. davai, Va. Nedzinskas žinotų. Nedzinskas Jisai yra oldtimeris, bet nors. ChatGPT sako, kad tai yra automobilis, kuris yra tipiškai bent 30 metų senumo. Tai mes kalbam apie tai, ko mes pradėjom. Ai, tai mes podcastą. nenorim, Nes reiškia, Nes Lietuvoje youngtimeriai yra oldtimerių. 20-30 metų, oldtimeris yra 30 Aš plius. tokių paaiškinimų, kaip šitas radau bent 8 ir jie visi su skirtingais intervalais. Ar Nu, tai tai- Amerika, ar tai Britanija, ar tai Vokietija. Čia toksai, žinai, išvedė vidurkį, žinai. Žodžiu, Ir aš kai paklausiu, pavyzdžiui, oldtimeriai, kokie yra populiariausi, tai iš paties pirmo jau tu iš karto supranti, kad labai čia mediniai ratai, nes Ford Model T yra numeris 1 populiariausias oldtimeris, žinai. Nu, pagal okei, faktą taip, okei. jau ten. Bet daug tada pagal- yra Bel Airas, Mustangas, Corvette, Chargeris, nu žinai, čia Mhm, Amerika. mhm, Tada aš paklausiu, o kas yra Europa, tai tada Beatlas, 300 SL Gulvingas, o kaip brangu, 911, šiam 489, E-Typas, BMW 2002, nu tai Nu, taip. žodžiu. žodžiu, Mums Lietuvai buvo blogiausi atsakymai, nes pas mus yra Gazas, Lada ir Zazas. Taip, taip. Oldtimeriai. Žodžiu, sumą automobilio galit pasirinkti patys, bet žinant, kad prikelinėjimas reikalauja daug laiko ir pinigų, tai norėtųsi pradėti nuo mažesnės maždaug 50 000 eurų ribos. Ir aš dar paprašiau jo komentaruose patikslinti metus, nes nežinau, sakau, kas yra oldtimeris. Tai sako nuo 85 maždaug iki 95 metų automobilio. Bet aš sakyčiau, gal nieko tokio, jeigu mes ir truputį senesnius paliestume. Mhm. Ar radot ką nors įdomaus tokių automobilių? Aš iš tikrųjų tai, bet, nu, čia mano silpnybė, mano noras, mano projekcija, taip sakant, dabar galiu nuskambėti kaip debilė, nu, bet let it be. Aš praėjau viską, bet celės tvarka, išsifiltravus metus, kainos nežiūrėjau, net iš tikrųjų, kokios tos kainos ir taip toliau, bet vienintelis, su kuo sustojau, kas man patiko ir prilipo, beveik vienintelis buvo 944 Porsche. Čia kur tu radai tokį? Lietuvoje? Ir Lietuvoje aš radau vienas, jisai man rodos buvo pagal tos mano paieškosiu. metus yra išsirinktos. Jo kaina yra didesnė, bet jis yra dėl to, kad matyt, kad šiek tiek padarytas, nors tarsi 20 000? Jo. Aš radau tą skelbimą. Geras, aš žinok, irgi Porsche žiūrėjau ir 944 tik Bet mobiliai. jis yra gerokai brangesnis. Jo, jisai gerokai brangesnis, aš tikrai, bet jeigu ieškočiausi darimui, žinai, tai tada tu turi tiesiog pasimti gerą bazę ir jau tada viską lipdytis. Čia turbo. Matai, su turbo mes jau po truputį pavėlavom. Aš manau, kad turbo reikėjo pirkti prieš kokius 8 metus. Taip. Nes dabar jie pasidarė, jeigu brangus, jau jeigu yra jie brangus. yra europiniai, tai jie tikrai kainuoja. Ir man, žinai, kas kartą šitą automobilį pamatant gatvėje, kur nors man visą laiką širdelė skauda, kad aš galbūt galėjau savo pirmą automobilį rinktis, nes tada būčiau nepavėlavus ir tada jų kainos buvo geros, galbūt labiau pasitaupus ir kitaip pasidėliojus būtent tokį. Nu, nes man jisai gražus, man graži ta liftbacko forma visa, Taip. man jisai žiauriai gražus. Ir jis nėra tas klasikinis, tipinis, bet labai gražus. Jis ir įdomus, jis turi pavarų dėžę gale, jis turi 3 litrų motorą, 4 cilindrų, kas yra, nu, truputį keista, žinai. Tai yra tokių daug įdomių dalykų, kur aš sakyčiau, šitas būtent turi ne 3 litrų, čia 2,5, Taip, teisingai, taip. nes turbo. Atmosferikai S2 turėjo 3 litrų 4 cilindrų motorą. Bet čia reikėtų, žinai, krapštyti, žvalgytis, reikėtų stipriai praieškoti visokiausius nišinius skelbimų Bet ir portalus ir mobilė, galbūt tame atradus. pačiame labai daug 944 Jo, yra yra. ir už kainas kitokias daug. Nes ten mobilę variantų. aš irgi Jo. žiūrėjau, iš tikrųjų, tai vat, Aš man ten čia buvo... atsifiltravau iki 15 gal tūkstančių eurų kažką, tai yra tenai apie 10 galima rasti tikrai. Tai man čia buvo toksai vienintelis, kur širdis man dainuotų ir taip toliau, o jeigu taip už protingesnius variantus žiūrėti ar ne ir kažką, nu tai yra ganėtinai nemažai, ir kad toj pačio Lietuvoje gražių golfų parduodama. MK2, MK3 ir aš galvoju, kad... Aš manau, kad MK3 Jis negražus, jo, bet MK2 MK2 yra... 16 vožtuvų Taip. gali būti. Labai. Tai va, ir yra pasirodo parduodama, yra aišku labai specifinis kraštas, nes Varėna ir jos apylinkės yra tas kraštas, kur yra daug tų golfų, iš tikrųjų ten ir šiaip nuvažiavus, tu matai, kad o čia pilna jų, bet ten yra tų gražių golfų, tai galbūt tas būtų vertas, bet jeigu reikėtų rinktis, aš geriau pataupyčiau ir tyliai ramiai savo ilgesnį laiko periodą pasirinkus daryčiausi Porsche, nes man kažkaip
Aš esu vairavęs 944 Porsche, mano bičiulis pirko, jis iš Kretingos, sako, nuvaryk patestuok, Vilniuje yra. Ir atvariau, ten sunkiai tas motoras dirbo, nelabai gerai ten, bet ten ir kaina jokinga, ten gal 3000 eurų buvo ar kažkas tokio, ar litų. Nu, neatsimenu čia net kurie metai buvo. Ir man atsimenu labai, čia atsisėdau į tą ankstyvąjį prie faceliftą, dar turi tą seną 924 panašų prietaisų skydą ir man labai patiko, kad tachometras yra kitoks. Jisai lygtais kažkaip ar į kitą pusę verčiasi, ar iš šonų pasuktas. Ir ta rodiklė kažkaip va tai va sukiojasi. Nu, tas Labai suteikia kažką tokio labai įdomaus. šarmingas automobilis, aš manyčiau, šitą vietoj. Tai va, tai čia būtų mano pasirinkimas. Sorry, brangiau, bet niekada nebūna, taip sakant. O aš Gerai, tai žinok, pigiai. aš supratau šitą užduotį gavęs, kad manęs taip nevilioja tas prikelimas ar krapštimasis prie automobilio, ne mano tema. Nu, Rinktumės gatavą. Jeigu galėčiau nesikrapštyti, tai nesikrapštyčiau. Motociklui neseniai akumuliatorių pasikeičiau, tai galvoju, aš jau Užteko, mechanikas. tik 5 metų į priekį. Žinai, pakankamai. Bet aš irgi pasirinkau pirmą Porsche žiūrėjau, netitiko kriterijų, gan griežtai žiūrėjau, nes galvoju, jeigu pasileisime vieną ar kitą pusę, tai čia bus savaitės darbas, žinai. Ir tada pagalvojau, ką norėčiau. Ir iš tikrųjų, kažkada esu irgi sakęs, visai norėčiau turėti tuos automobilius, su kuriais vaikystėje save sieju. Tai ten buvo senelio Audi A80 raudona ir radau vieną tokią Vokietijai GTE, ar koksai Taip, ten aš atidariau ją dabar. variantas, jo, lygiai tokia raudona, lygiai su tokia išmokau vairuoti. Tik ten buvo ne GT kažkokia. Tai ji neturi jokio, man atrodo, šiaip visuomeniai įvaizdžio, ar tai vertės didelės ar ko, bet man asmeniškai labai turi daug. Ir, Beždžionė. Ir dabar, kai pasakė apie golfus, aš buvau visai pamiršęs, kad šiaip tai šeimoje mes turėjom per šeimą ėjo pirmą golfą GTD. Baltą dvidurį, 4 lempam priekį. Tai irgi matyt, tokia Audi ir toks golfas, matyt, kad į tą 10 000 biudžetą net būtų galim paieškojus sutilt gal kažkaip. Tai tebūnie tokie mano variantai būtų, bet labai labai asmeniški, be jokios ambicijos, kad tai taps kažkokie vertingi automobiliai, bet man... Aš truputį įsiderpsiu, bet Audi 8 GTE, aš atsimenu, čia buvo kokie turbūt 2005-2004 metai ir mokykloje vienas iš paralelinių klasių, mano draugo klasiokas, paimdavo tėvo GTE ir atvarydavo į mokyklą. Ir ta mašina tuo metu atrodė kosmosas. Ta prasme, jinai taip traukdavo, nes čia yra 8,2 kW. Jeigu nesuklysiu, čia yra Golf GTI 8 vožtuvų motoras šituos. Okay. Tai jinai tokia visai vikri, tipo, ir tas sportiška versija, žinai, kad ir kaip tu žiūrėtum. Čia buvo Audi 8 sportiška versija. Nes buvo ir tos kvatrinės, kurios ten turėjo liktais... gal net ir 2.2, ar ten tik jau 90-as skaitėsi? 90 ten jau buvo, jo. Tai va, o iš 80-os tai čia turbūt buvo, jau aukščiausias vos ne. Aš dabar galvoju, gal buvo net ir 16 vožtuvų Golfo GTI motoras kažkuriuose, bet galiu suklysti, tai esu labai ten. Man tai patinka tų laikų automobilių salonų apdailos sėdynių kalbant, nes ten yra tiek gražios tekstilės. Dabar tai nebėra, nes aišku, dabar tai viskas ten perdirbta iš jūros dugno šiukšlių ir visokio kitokio reikalų, kas irgi yra gerai, bet man taip gražu tie raštai, tos visas tas, ir dar kas labai patinka, japoniškų automobilių salonai, sėdynės ir visą kitą, nes jie labai skiriasi nuo europietiškų, ir aš čia buvau patrulį radus, telpant į kainą, gražiai padaryta ir galvoju, kad būtų faina tokį didelį turėtų, tokia didelė dėžė su dideliais ratais, su visko, ir koks gražus tas salonas, visas toks veliūrinis, japoniškas. Tai labai patinka. Man labai patinka Monoravo salonas, jis turi mėlyną tokį gražų raštą, galėsi pažiūrėti. Nu, žiauriai toks, mielas. Tavaravas labai mielas. Tavaravas tinka į šitą užduotį šiaip jau. Tikrai. Jis galėtų čia atsistoti. Aš ieškojau truputį su kitokia potekste ir suradau keletą tokių įdomesnių variantų. Tai pirmas buvo, palaukit, gal tai va. Pirmą prisipažintų, team krapštytis ar team nesikrapštyti? Aš team truputį.
Kompromisas. Žodžiu, O suradau. kodėl iš krapštaliukų šitą vietą, ne automobilis? Norėčiau ne pati, bet norėčiau pasakyti, ko noriu. Okay. Aš tim padirbėti ir atiduoti. Ir teisingai. Atiduoti pakraštyti. Kad kiekvienas darytų, ką moka geriausiai. Taip. Radau Prancūzijoje, Grenoblyje, parduodama štai tokį BMW E21 326 cilindrų. Tas euronosytė kokia graži. Čia yra 9000 liktais kažkiek eurų šito automobilio kaina, nuotraukos tik 3 ir visos 3 vertikalios, tai man nėra net prasmės didinti. E21 BMW yra viena iš tų mašinų, su kuria galima važiuoti į Monte Carlo Historique. Tai aš ko gero, jeigu pirkčiau, tai jau turėčiau kažkokį tokį planą ir labai norėčiau ten kažkokiam tokiam raliukė suvažiuoti, sudalyvauti. Man ta mašina visai simpatiška, konkrečiai šitas turi ir tą kažkokį va čia va, net nežinau, sijonėlį įdomesnį, tokį gražų ar kažką panašaus. Alpinės braižas toksai. Jo, ir 6 cilindrų motoras, tai ten jį galima ir ant karburatorių paleisti, gražiai dirba ir taip toliau. Ir kadangi parduodama Grenoblyje, tai yra skrydžiai, netgi žiemos sezonų į Grenoblį, man atrodo, su Reboltiku. O kokia kaina jo? 9000... Sakė kaina. Tuoj pasakysiu. Nerandu kainos. 9900 eurų. Liktų 10 eurų. Parsivežtume ir Saldainiams iš nuspręstume turėti rautripą. Bet, Roadtripas, bet aišku. žiūrėjau, žinok, tada tai pradėjau galvoti, aha, tai čia į Monte Carlo Historique gal yra įdomesnių automobilių. Ir tada radau tokį jau su truputį pasikrapštimo vertą Alfa Romeo GTV. Štai šitas va toks va gražuolis, jūs čia matote iškilusią kapoto tokią va liniją, reiškia, Tas kad tai yra liudija. V6. Aha. Buso V6, 2.5 litro motoras, jinai visa yra va ardyta kažkokia, nu va toks va projektėlis, suprantate? Bet sėdynės ir Bet vairas aš tai įsivaizduoju, kad čia, žaviai žinok, atrodo rizikingas reikalas, nes jeigu čia projektėlis wannabe, tai gali būti tiek staigmenų. Gali būti staigmenų ir Reikia tikėtis, kad tik salono apdailas nusėdė ir nusibodo. svarbiausias dalykas, aš sakyčiau, kad yra kėbulo būklė. Tokių automobilių pirkime, žinai. Taip. Ir tada dar toliau žiūrėjau, žinokit, man va šitas va senas mašinas, tai arti širdies, radau štai tokį grožį, pasižiūrėkit. O, 9 vėlgi. Geras. Lancia Fulvia, mes čia turime 1,3, tas V4 motoras. kaip multistradai jos- Ducati. Aš galvau, kad jos brangesnės. Tiesą Kiek pasakius. kaina nesimeta? 90 000. Jo. Bet labai Kokia šita fainas faina. modelis, labai. Tai va, tai čia yra, mes kalbam apie metus 75. Tikrai old Labai, timeris labai jau pagal faina. apibrėžimą. Ir jau galvau, kad, nu, kažkurį iš šitų tikrai išsirinkčiau, man truputį, aišku, gąsdina tai, kad Fulvia yra priekiu varomas automobilis, nu, ir aš norėčiau bent jau galo ar kažko tokio. Bet Galės irgi- atbulom irgi važinėti, žinok, Fulvia bus gerai. važiuodavo raliuose, ar ne? Jo, Pakankamai ralinis Fulvia automobilis, tai buvo tokios- labai ralinis Taip, taip. automobilis. Taip. Tai Ir tada, Monte žinok, Carlas aš ieškojau, pasižiūrėjau tą Prancūziją ir pagalvojau, ne, Suomija yra mano šalis. Atsidariau Suomijos skelbimų portalus ir paskendau ir suradau štai tokį fantastišką Opel Kadetą. Kada Pasižiūrėkite. Šitas kupas, ne? Šitas kupas labai yra galų fainas. varomas, aš jo daugiau čia nezuminsiu, nes čia visai bus patogu man naviguotis. Mes kalbam apie 8000 eurų. Dabar žiūrėkit, parodysiu, ką jūs už tai gaunate. Gaunate Opelio 16 vožtuvų variklį, kuris ėjo į visokias kalibras ir visur kitur ir taip toliau, jau su išmetimu, jau su Bet čia reguliuojamais. iš naujesnės kartos. Ta prasme, variklis tai naujas taip, yra. taip, taip, Aha, taip, taip. gerai. Jau su išmetimu, jau su reguliuojamais šitais. Kriemuliais. Taip, nes jo, lietuviškais kremuliais. Su 4 sklendėm, reiškia, jos garsas bus fantastiškas, tobulas, ta prasme. Viskas čia jau ir su filtru, ir plynai suruošta, uždėta ir viskas. taip toliau, atrodo gražiai. Nu, čia taip nufotkinta meniškai, reikia galvą pasukti ant šoną. Bet tachometras iki 10 000, tai aš bent jau bandyčiau iki 9 kokių pasukti tokį motoriuką 4 cilindrų 2 litrų. Tokie Tokie 13 ratai. Ir ta Labai mašina, atrodo. jinai kupas, jinai graži, jinai faina. Ir salonas, tai kažkur čia yra ir salono Man labai nuotraukos, gražios va, ir formos šita ITB, mašina. ta prasme, yra ir visa kita. Viskas, ko reikia, reiktų sutvarkyti tas sėdynės ir jos Mhm. būtų fantastiškos. Tos sėdynės, žinai. Tos durys, aš pasižiūriu, man čia toks lengvumo jausmas apima, žinai. Minimalizmas visiškas, bet Žinai, labai. gerai vienintelis atrodo. trūkumas šito automobilio - nesiveda. bet žmogus žiūrėk. Garsas geras, viskas. Jo, žiūrėk, 8 000 eurų, tu gauni 7, kurie čia metai,
kokių 9 turbūt, ar kažkas, 7-6 metų gražų Opelį, kai dar Opeliai buvo faini, ne? Tu gauni fainą 4 cilindrų variklį, kurį skaičiau internetuose, atsuka iki 300 arklių prie gerų norų ir didelių pinigų, žinai. Ir jo, galas varomas, mechaninė dėžė, visa kita, va toks, va gali ir aliuką kažkokį nulėkti. Nu, Žinok, tie 13 ratukai man priminė, vėl grįžtų tam Grobniko autodrome, mus vežiojo su pirmąją Škoda RS 130, tai va tos kartos. taip. Ir irgi tie ratukai trilikiniai. Koks geras jausmas tenai sėdėti, važiuoti, tas sukibimas toks keistas, bet mažutė mašinytė sėdi prie patrasos, viską matai, atrodo, važiuoji prie kerbo, tai tu jį gali pačiupinti, žinai, per langą. Tai Va, čia yra emocija. toks pure džiaugsmas, net nereikia greičio, ten reikia vos. Opelį užskaitau, labai patiko Opelį. Žinok, Suomijos skelbimuose aš įlindau ir aš nesupratau, kur 2 valandos dingo. Aš kartais ten nuklystu irgi, ten taip faina. Suomija, žinai ką jie turi? Jie turi žiauriai daug reto europinio JDM-o. Ta prasme, aš radau kažkokį Toyota Crown fucking pick-upą. Eik tu? Taip, jis europinis. Aš niekada nežinau, kad tokios mašinos buvo. Ten žinau kažkokias 2-durės Toyota Tercel. Nu, kur... Nu, Tercelį žinau, jo, bet labai bet faina. aš Tercelį žinau kažkokį šaldytuvo formos ten, ar mikrobangės. Bet net vidurį. 2-duris kažkokių galų keistų. Nu, žinok, ten nuostabių mašinų yra. Tu duosi man nuorodą, norėsiu aš irgi vakarais paskrolinti. Kaip suomiai sako, this is very good. Taip. Man atrodo šitą natą. Šitą natą vrapapinam. Ką žiūrovai galėtų parašyti? Žiūrovai galėtų Pasidžiaukit, pasiūlyti. kad Dina grįžo. Jo, pasidžiaukit, kad Dino grįžo. Mes turbūt, aš kitą epizodą praleisiu, bet jūs galbūt surasit kokį įdomų svečią ir jį pakalbinsit. Ne? O žiūrovai galbūt galėtų pasiūlyti kažkokių įdomių temų kitiems mūsų kartams. Ir svečių. Gal Ir svečių. norit kažką, kad pasikviestumėm. Įkalbėkit ateiti kokį retromobilą žmogų pas mus, kad pasakytų, kodėl jie galvoja taip sufakapinti visą šitą klasikinių automobilių judėjimą. Kas veikia? Kam gadinti, kas veikia? Gal kažkam ginklas priremtas ir sako, didink amžiaus cenzo ir pašausiu. Gerai. Gerai, Fontanas, aš. Nu, aš nuoširdžiai nesuprantu šito dalyko. Tai jeigu jūs suprantat, paaiškinkit komentaruose ir parašykit mums temų. Taip. Ir iki kito greito. Iki kito greito. Čiau. Ate.